Sveiki! Šiandien neriame į tikrai gilią ir, sakyčiau, esminę temą, kaipgi mes patys kūrėme savo realybę. Kalbėsime apie 3 proto lygmenis – sąmonę, pasąmonę ir viršsąmonę, ir kaip jų harmonija, tiesioginė to žodžio prasme, gali pakeisti visą gyvenimą. Ir viskas, žinote, prasideda nuo to vieno tokio iki skausmo pažįstamo klausimo. Atrodo, norai yra, svajonės yra, tikslai yra, bet realybė, kažkodėl jie dažnai atrodo visai kitaip. Tai kodėl? Iš kur tas atotrūkis tarp to, ko taip trokštame, ir to, ką matome kasdien? Atsakymas čia tikrai nėra paviršyje. Kapstysim giliau. Taigi, pirmasis raktas į šią mįslę yra suvokimas, kad mūsų realybė, tai kas mūsų supa, tai yra tiesioginis mūsų pačių vidaus veidrodis. Ir štai čia, būtent šitoje vietoje, įvyksta tas didysis aha momentas, kai tikrai giliai suvoki, kad visas išorinis pasaulis tėra atspindis to, kas dėdasi viduje, staiga viskas pasikeičia. Atsakomybė grįžta atgal į rankas. Supranti, kad bandyti pakeisti išorę, neliečiant sedaus, tai tas pats, kas bandyti pakeisti savo atvaizdą veidrodyje, paties savęs nekeičiant. Tiesiog neveikia. Dabar pažiūrėkime į tą populiariąją formulę, kurią ko gero visi esame girdėję. Viskas atrodo taip paprasta, tiesa, turi mintį, nusistatai kryptį, įdedi energijos, imės veiksmo ir rezultatas. Bet kodėl taip dažnai ji tiesiog neveikia? Dažniausiai kas nutinka? Mintis yra, kryptis lyg ir aiškia, bet kai ateina laikas veiksmui, energijos tiesiog nėra. Tuščia. Lyg kažkas būtų ištraukęs kištuką. Tai kur dingsta visa ta energija? O atsakymas yra 3 nematomi stabdžiai. 3 energijos vagis, kurie tyriai siurbia visą mūsų potencialą skirtą pokyčiams. Pirmasis – tai tiesiog iššvaistyta energija. Pagalvokime, kiek jos išeina į pyktį, ginčius, nuoskaudas, kaltinimus. Tiesiog nuteka kiaurai. Antrasis – per didelis tikslo sureikšminimas. Kai taip įsikimbame į tikslą, kad jis tampa gyvybės ir mirties klausimo, sukuriama milžiniška vidinė įtampa, o ji blokuoja bet kokį natūralų srautą. Ir trečiasis – pats galingiausias stabdis – tai mūsų vidinės programos, tos, kurios tūna pasąmonėje ir tyliai sabotuoja visus sąmoningus norus. Gerai, kad geriau suprastume, kas čia per vidinis karas vyksta, panagrinėkime tokį dalyką kaip sąmonės žemėlapis. Jis padės pamatyti visą vaizdą. Pirmas lygmuo – sąmonė. Įsivaizduokime ją kaip ledkalnio viršūnę. Čia viskas aišku – logika, analizė, sprendimai, norai. Čia gyvena tas balsas galvoje, kuris sako, aš noriu pakeisti darbą, aš noriu būti sveikas. Bet po ta viršūnė slepiasi milžiniška povandeninė dalis – pasąmonė. O čia jau visai kita kalba. Tai mūsų tikrasis variklis. Čia saugomi visi mūsų įpročiai, įsitikinimai, vaikystės traumos, automatinės reakcijos. Viskas. Ir dabar pagalvokime, jei sąmonė sako, važiuojam į priekį, o pasąmonės variklis užprogramuotas važiuoti atgal, toli nenuvažiuosi. Ir čia yra pats įdomumas. Pasąmonė dažnai veikia pagal tai, kas vadinama pagrindinė organizuojančia mintimi. Tai toks gilus, fundamentalus įsitikinimas apie save ir pasaulį. Pavyzdžiui, aš nesu vertas meilės. Arba gyvenimas yra nuolatinė kova. Ir visa realybė, visos situacijos ima dėliotis taip, kad patvirtintų šitą giluminę programą. Nors sąmoningai mes to net nesuprantame. Ir pagaliau yra trečiasis, aukščiausias lygis – viršsąmonė. Galima sakyti, tai mūsų vidinis GPS, mūsų navigatorius. Iš čia ateina nuojauta, intuicija, staigės įžvalgos. Ji visada rodo teisingiausią ir lengviausią kelią. Bėda ta, kad mes dažnai jos tiesiog negirdime per savo sąmonės triukšmą ir pasąmonės baimės. Taigi, apibendrinkim šią analogiją. Sąmonė – tai vairuotojas. Jis sėdi prie vairo ir sako, noriu važiuoti į pajūrį. Pasąmonė – tai variklis. Ji duoda galią automobiliui judėti. O viršsąmonė – tai navigatorius, kuris sako, klausyk, geriausias kelias yra šis. Problemas prasideda tada, kai vairuotojas nori vienos, variklis užprogramuotas kita, o navigatoriaus signalas išvis išjungtas. Gerai, teorija aiški, bet ką daryti praktiškai? Kaip suderinti visus šios 3 vidinius centrus, kaip pasiekti tą vidinę harmoniją? Kelias susideda iš 3 logiškų žingsnių. Pirmiausia, reikia nuraminti tą nuolat panikuojančią vairuotoją, mūsų sąmonę. Antra, reikia atlikti techninę apžiūrą ir išvalyti variklį.
Tai yra perprogramuoti senas, ribojančias pasąmonės programas. Ir trečia, pagaliau įsijungti ir pradėti klausyti savo navigatorius, atkurti ryšį su viršsąmonė. Ir kai šie trys lygiai susiderina, tada ir prasideda tai, kad daugelis vadina magija. Tiesiog baigėsi vidinė kova, viskas pradeda vykti lengviau, atsiranda toks jausmas, kad tave tiesiog neša srovė, kad viskas klostosi būtent taip, kaip ir turi klostytis. Štai čia ir yra ta tikroji tėkmės būsena. Taigi, matote, esmė yra labai paprasta. Kai suderini savo vidų, nustoji būti aplinkybų auka ir tampi sąmoningu savo gyvenimo kūrėju. Ir svarbu pabrėžti, visa tai nėra tiesiog graži teorija iš knygų, tai yra įžvalgos gimusios iš 25 metų praktikos ir darbo su žmonėmis. Visu šiuo išminties bagažu dalinasi autorius, karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mockus. Ir pačiai pabaigai didelis jums ačiū, kad žiūrite, prenumeruojate, spaudžiate patiktukus, pakomentuojate, pasidalinate ir palaikote kanalą. O daugiau informacijos rasite puslapiuose motivatorius.lt ir reikimokymai.lt. Iki kitų kartų!